Labas, aš Arnas ir šiandien atvykau pas vieną žymiausių Lietuvos YouTuberių, Antaną. Ir matau, Antanas jau ateina, tai nieko nelaukiam ir einam kalbėtis. Labas. Labas. Antanai, taip, malonu tave matyti, kaip gyveni. Kaip visada smagu tave matyti. Ir neseniai grįžai iš kelionės po Nepalą, ar ne? Kaip sekės? Buvau Nepale ir iš tikrųjų viena įspūdingiausių kelionių, labai daug pamačiau, labai daug patyriau ir ganėtinai galiu pasakyti, kad tai buvo viena iš pavojingiausių galbūt netgi kelionių. Rimtai? O kokioj buvo įspūdingiausiai vietoj apsilankęs? Nepalas šiaip yra labai tikrai graži šalis ir labai šventa, daug gražių vietų ir kas labiausiai galbūt įsiminė, tai Himalajų kalnai. Pavyzdžiui, buvom 4000 metrų aukštyje ir tu miegi kaimelėje mažam, ten trūksta oro, tu bandai užmigti ir pastoviai bandai įkvėpti, nes tau trūksta oro, tai pamačiau tą kalnų gyvenimą, pahaikinom, taip pat laukinėse džiunglėse pagyvenom ir taip pat norėjom miegoti medžio namelyje, jau buvom susiruošę kaip ir varyti tenai, bet pasakė, kad sorry, jūs negalite šiandien nakvoti, nes naktį drambliukas pagalvojo pasikasyti savo kuprą ir nugriovė namą. Tai irgi toks variantas, kur nežinau, kiek norėčiau miegoti, kai gali dramblys nugriauti tavo namą. Bet buvo tikrai labai kietų momentų ir įspūdinga kelionė. O mes šiandien kaip tik norim išgirsti iš tavęs ne tik apie šią paskutinę tavo kelionę, bet ir apie tavo kaip turinio kūrėjo kelionę nuo tada, kai pirmą kartą pasakei labas internetui. Taip. Ir iki pat šių dienų. Pasiknaisim po tavo socialinius tinklus ir radom apie gatvės gimnastiką postų. Tai gal galim pradėti mūsų pokalbį nuo turniko? Nuo turniko. Gerai, galim pabandyti eiti į turniko vietelę. Tai va, čia yra tas turnikėlis. Aišku, ne tas pats pirmutinis, kuris buvo lauke, nes jis jau yra nugriautas, bet čia irgi yra istorija, nes jį nusipirkau, kai pradėjau sportuoti ir pasistačiau namie ir va, darydavau prisitraukimus, tuos dipsus ir taip toliau. Tai dabar va, pastatėm laukia jį. 2015 metai. Padarydavai tikrai įspūdingų triukų, tai sakyk, moki dar kažką padaryti, padarytum čia, parodytum? Gal ant šito turniko nepadaryčiau ir dabar gal nenoriu, bet jo, aš galiu dar padaryti mešką, kareivėlį, nu bet jau toks nelabai gražiai, bet dar galiu. Tavo pirmieji postai turėdavo visą laiką kažkokią tai anglišką motyvacinę frazę ir dabar aš tau perskaitysiu 3 frazes, o tu turėsi pasakyti, kurios frazės iš tų 3 tu nenaudojai. O dieve. Okay? Gerai, pirmoji frazė. Work hard for what you want. Antroji frazė. Easy peasy lemon squeezy. Ir trečioji frazė. If you can dream it, you can achieve it. If you can dream it, you can achieve it. Visus galimai galėjau naudoti, nes išrinkdavau iš interneto. Lemon squeezy, nu man atrodo, esu kažkur šitą naudojęs. Dabar galvoju, galbūt pasirinksiu. Pala, pirmas koks buvo? Work hard for what you want. Aš sakyčiau gal pirmas. Na, bet žinok, visgi klysti, nes tu nenaudoji easy peasy, lemon squeezy. Wow, nu tai galbūt čia kažkada vis tiek esu naudojęs. Okay. 2016 metai. Savo postuose daug kalbėjai apie energijos labirintus. Kas tai yra? Energetiniai labirintai yra geometrinės figūros, tai čia yra iš tikrųjų mūsų kartu su tėvais parkas, tėvų parkas ir taip pat aš visą vaikystę čia praleidau ir užaugau ir taip pat dirbdavau čia visas vasaras. Gerai, dabar tau paprastas klausimėlis toksai. Taip. Pasakyk, kokia istorija yra su šitu kaubojaus outfitu? Eik tu savo. Jo, čia buvo mano profilio nuotrauka kažkada, o istorijos šitą nuotrauką visiškai neturi. Aš nežinau, vis tiek visi esam žiūrėję ten visokius Chuck Norrisus ir taip toliau. Ir man kažkodėl, nežinau kodėl buvo, kad radau kaubojišką kepurę. Ir sesija, aš dar prisimenu, sakau, einam padarysi man nuotrauką, man labai reikia, o aš ten seksovas, galvojau būsiu. Bet dabar labai juokinga pasižiūrėti, bet pasiėmiau šiaudą, pasiėmiau kažkokią virvę, marškiniai panašus ir tiesiog padarė man sesija nuotrauką. Ir dabar prieš tavo akis vėl yra nuotrauka, kurioje tu laikai kamerą su stovu. Ar čia buvo tavo pirmasis filmavimo setapas? Taip, tikrai čia buvo
galim sakyti, jau geresnis filmavimo setupas, nes iš pradžio aš visus videokus darydavau ir filmuodavau su telefonu. Netgi neturėjau gero kompiuterio, tai montuodavau netgi su telefonu. O po to taip atsirado, dirbdavau labai daug ir kad tų pinigėlių užsidirbt ir viską, ką užsidirbdavau, aš viską į kameras kažkokias, tai kompiuteris ir taip toliau. Tai prisimenu, kad labai ilgai žiūrėjau, kokią tą kamerą nusipirkti ir nusipirkau tokią mažytę kamerytę ir su ją visas mano kelias ir nemažai metų prafilmavau su ją. Gerai, dabar keliaujam į tavo YouTube'ą, nes pirmieji tavo video buvo nufilmuoti dažniausiai tavo kambaryje. Taip. Tai gal galim pažiūrėti, kaip tas tavo kambarys atrodo dabar? Galim, nelabai daug kas ir pasikeitė. Einam tada į namus. Antanai, Taip. pirmas video tavo kanale vadinasi Pirmasis vlogas, nauja pradžia. Labai netikėtas pavadinimas. Sakyk, ar dar buvai kažką kėlęs prieš tai, ko dabar jau nebegalim pamatyti? Prieš šitą kanalą tai turėjau, gal nesumeluosiu, 4 ar 5 kanalus dar į kitokius. Tai buvo viskas angliškai ir mano pavadinimas buvo Anthony J. Tai aš netgi dabar atsimenu savo tą prisistatymą, kai kiekvienas video prasideda, tai aš būdavau Hey everyone, it's your boy Anthony and today we're gonna do another video. Tai aš ten darydavau nuo visokiausių iššūkių, Banana Sprite Challenge ir taip toliau. Aišku, buvo netgi kanalas angliškas, kada irgi sportuodavau, tai ten rodžiau, kaip reikia atsispaudimus daryti, kur pats nelabai moku, 13 metų pasidėjęs telefoną ir ten rodau, kaip atsispaudimus daryti. Tai jo, buvo tų tikrai kanalų ir videokų. Ojei, labai daug. Tais pačiais metais pradėjai kurti daily vlogą. Tai kiek dienų tai darai? Nedaug. Nes aš aišku žiūrėdavau amerikiečius ir amerikiečiai ten darydavo kiekvieną dieną tuos videokus ir aš galvoju, čia nėra taip sunku. Bet kiekvieną dieną sugalvot, ką filmuot, nufilmuot, sumontuoti ir paleisti kitą dieną jau tikrai yra sunku ir aš nežinau, aš tikrai neprisimenu, kiek aš tai dariau, bet nebuvo ilgai. 26 video tavo kanale yra apie tai, kad surinkai 200 subscriberių. Kiek laiko užtruko surinkti 1000? 1000. Po šito video, kai surinkau 200 subscriberių iki 1000, nebuvo labai, man atrodo, ilgai, ten gal, nežinau, porą mėnesių užtrukau, nes kažkaip prasidėjo, kad aš pradėjau šėrint savo kitose socialinėse platformose, tai ten Facebookas ir taip toliau, kur ten pamatydavau ir draugai. Ir tada surinkdavau aš tas peržiūras ir aš manau, kad apie mėnesį 2 užtrukau iki to 1000. Gerai, o kiek tada užtruko surinkti 10 000? Labai sunku dabar pasakyti, kiek laiko užtrukau, bet buvo taip, kad vienu momentu buvo toks labai trendas, kur I have a apple, I have a pen, apple pen. Ir žodžiu, aš nežinau kodėl, aš tiesiog pasidėjau telefoną ir pradėjau rekordinti, kaip aš žiūriu tą video ir reaguoju, bet ten buvo, kur mano reakcija. Oho, kodėl? Ir buvo tokia nesąmonė, aš tiesiog įkėliau internetą ir šitas video sprogo, kur aš nesurinkdavau iš vis peržiūrų. Šitas video per parą surinko ten 10 000 peržiūrų. Ir aš toks, kas čia daros, kodėl čia tiek tų peržiūrų? Bet po šito video man užsisuko ta karuselė ir tada tie subscriberiai pradėjo augti, tada aš daugiau tų visokiausių iššūkių ir taip toliau pradėjau daryti. Ir yra kaip yra, prašau, gavosi kažkokiu būdu. Toks tas sprogimas. Na, o dabar, Antanai, keliamės į 2017 metus, kur buvo toks video pavadinimu 30 mėsainių challenge'as. Neįmanoma. Ir tuos mėsainius tu valgiai šio namo svetainėje. Taip. Tai buvo. Gal galim pamatyti mes tą svetainę, kaip jinai dabar atrodo? Galim. Antanai, svetainė atrodo ganėtinai tokia pat, sakyčiau. Tokia pat, žinok, niekas nelabai ir pasikeitė. Ir tas video surinko 1,2 milijono peržiūrų. Jo. Tai kaip taip gali būti? Aš neįsivaizduoju, kaip tai gali būti iš tikrųjų ir mes tam videokė, tai tų burgerių visų ir nesuvalgiam. Bet, nežinau, čia man mistika yra iki dabar, kaip tiek surinko tų peržiūrų. Tai galima sakyti, kad nuo to video prasidėjo visų tavo challenge'ų etapas. Kurio challenge'o nekartotum niekada? Jeigu ir imant naujesnius videokus, tai ko nekartočiau, tai
tikrai nebandyčiau aštriausio to čipso iššūkio, nes aš jį suvalgiau ir visą parą man buvo labai blogai. Turėjau gesinti ugnį ir šiknos ir visur, nes buvo labai blogai. Verkiau, skaudėjo ir nedaryčiau daugiau. 2018 metai. Prasidėjo naujas projektas, kuris vadinasi Antanas nori būti. Išbandėjai daug profesijų, tai sakyk, kuri buvo mėgstamiausia. 4 metus, jeigu neklystu, aš vedžiau šitą laidą ir išbandžiau virš 70 skirtingų profesijų. Ir man visada buvo labai įdomu ir faina išbandyti tos profesijas, kur labai daug reikia kažką veikti. Kaip pavyzdys, policijos darbuotojas, pasienietis, kur turi ten bėgti su jiem, visada būdavo labai man įdomu. Bet aišku, taip pat man patiko, pavyzdžiui, picos kepėjų pabandyti pabūt ir iškeptą pizzą. O ten yra sunku, yra ką veikti tą tešlą išminkyti, aš dabar atsimenu. Daug profesijų įdomių, bet ten, kur veiksmas, ten įdomiausia. Ok, keliaujam į 2019 metus, tu buvai Milane, padarai video. Net aš neatsimenu. Ir mes turim tokią nuotrauką iš tenai ir norim paklausti dabar vieno dalyko. Taip. Visų pirma, kas čia per kepurę? Visų antra, kodėl tu valgai midiją su peiliu ir šakutė? Aš esu žmogus, kur jeigu aš nuskrendu į tam tikrą šalį, aš turiu išbandyti to šalies, pavyzdžiui, rūbus. Man labai patinka. Tai, kad ir kur nuskriščiau, visur turiu prisipirkti to šalies rūbų. Tai nuskridęs į Milaną, automatiškai aš labai norėjau iš filmų, mačiau aš tas kepurėlės, nusipirkau kepurėlę. Faktas, Milane reikia išragauti makaronus. Nusipirkau, sakau, man duokite patį geriausią, patį čia skaniausią dalyką, ką turite iš makaronų. Nu ir su midijom reikėjo valgyti, makaronai su midijom. Ir kodėl su peiliu, kodėl jūs manęs to klausėt, aš pats to nežinau, kodėl aš nusifotkinau su peiliu rankoje. O dabar 2020 metai. Paleidai video, kuris vadinasi Įvažiavom į plovyklą su išdaužtais langais. Tai ar galima sakyti, kad nuo šito video prasidėjo tavo mašinų gadinimo rubrika? Galbūt visada buvo tas noras kažkoks, su automobiliais kažką daryti videkus, nes vis tiek užaugau su automobiliais, galim sakyti. O ten iš viso. Nupirkau greitai mašiną, tiesiog ten vos neveikia. Ir išdaužę langus, bandėme įvažiuoti tą plovyklą, tada labai ten viskas blogai gavosi, nes tie stiklai, tai mes jų neišvalėm, kai išdaužėm langus. Ir kai pradėjo plauti automobilį, tai tie stiklai visur mums pradėjo irgi ten skraidyti. Aišku, sveiki gyvi likom, nieko ten nesusižeidėm, bet galbūt tada reikėjo pagalvoti daugiau apie saugumą. O tai gal galėtum mums parodyti dabar tą vietą, kur vyko tas tavo automobilių projektas? Galim bandyti eiti į garažą. Savo vietai. Antanai, Taip. sakyk, iš visų tavo automobilių video, kuriuos darei, kuris buvo pavojingiausias? Pavojingiausias galbūt buvo, kai mes su tėčiu sugalvojom perpjauti automobilį per pusę ir su pusė automobilio važiuoti. Tai vėlgi ten buvo labai daug visokiausių reikalų, kaip tą automobilį, kaip baką perkelti į priekį, kad jis važiuotų ir taip toliau. Tai buvo labai įdomu stebėti visą tą procesą. Ačiū Dievui, tėvukas ten viską supranta. Ir buvo momentų, kai važiuoji ir galvoji, kad tu išlėksi iš automobilio, bet labai įdomu buvo. O kuris projektas truko ilgiausiai? Tiek perpjautą automobilį buvo nemažai keletą dienų, tiek, pavyzdžiui, kai mes darėm su automobiliu padaryti automobilį baseiną. Ilgai užtruko tą automobilį paruošti, sėdynės išimti, išklot visą tą automobilį, kad neprabėgtų tas vanduo iš karto. Tai manau, kad šitie. Gerai, viskas, Antanai, gana apie dužinas. 2021 metais tu įsigijai Kamarą, ne? Taip, mano svajonių automobilis buvo. Tai gal galim žiūrėti? Galim. Tu turi video su savo Camaro, kur Taip. Buvo modifikuojama išmetimo sistema. Taip. Tai dabar klausimas toksai yra, ar tai legalu ir ar dažnai tave policija už tai pastabdo dėl garso? Kaip pasakyti dabar? Aš visada norėjau, kad automobilis gražiai skambėtų, ne? Aš taip pasakysiu. Tai net nėra, kad policija ten mane stabdytų ar kažką. Jeigu tu normaliai važiuoji, jinai normaliai ir skamba. Tai
Aš manau, kad aš nesukeliu labai didelių problemų žmonėm. Taip, ant šalto, kai užkuri, žinoma, kad tas didelis garsas yra ir jeigu tu duodi gazo, žinoma, kad jinai rėkia. Man asmeniškai tai labai patinka, bet ne visi turi mūsų nuomonė neturi sutapti su visais. Tai jeigu kažkam nepatinka, žinoma, aš suprantu ir, pavyzdžiui, ar ten mieste būdamas, stengiuosi nedraskyti ir nekelt didelio triukšmo. Va taip atsakysiu. Ir aš pastebėjau tokį labai nepastebimą dalyką, kad turime abudu amerikietiškus automobilius ir abudu geltonus. Ir spalva dar tokia pat. Jo. Tai gal pralekiam? Nori palenktyniauti? Du 2022 metai atsirado grupė, kurioje tu esi, ar ne? Taip. Tai kada pradėjai dainuoti? Grupė atsirado anksčiau, aš tiesiog prisijungiau prie jų ir gavosi taip, kad mes kaip tik su kolega Edgaru dirbome prie vieno projekto ir aš jam pasiūliau, sakau, o galima galbūt padaryti gabalą tiesiog ant prikolo, kad aš į YouTube įkelčiau. Nes amerikiečiai tai daro ir aš galvoju, ir aš noriu. Ir jis sutiko, mes padarėm ir tada šovė labai tas fainas gabalas į Power Hit Radio, ten antrą vietą, per radijas groja, čia viskas fainai. Tada ta grupė pakvietė mane prisijungti, sako, davai, kadangi viskas tai fainai gaunasi ir suvaibinam, labai geras pas mus tas ryšys toksai gavosi, prisijung prie grupės. Aš sakau, kodėlgi ne? Tai pusiau nemokėdamas dainuoti ir nežinodamas, kaip ten viskas veikia, aš prisijungiau, pradėjau mokyti ir jie, ir to pačiu į vokalo pamokas pradėjau lankyti. Nu ir taip gavosi, kad vat ir dainuojam. Ir labai geri jūsų klipai, muzikiniai klipai, video visi. Tai kas filmuoja? Įvairiai, turime daug tikrai ir pažįstamų kolegų, ir dar kartu, kurie ir dirba su mumis, videografai. Dažniausiai būna taip, kad aš kartu su Edgaru mes išrašom viską, tos idėjos visos kyla. Ir būna taip, kad netgi aš kartais pats filmuoju tą patį videoklipą, nes pats dirbu su kamerom ir esu videografas, galim sakyti. Tanai, girdėjau, kad įsirenginiai studiją. Tiesa? Taip, tokie minimaliai, bet galiu jums parodyti. Taip, norim pamatyti. Einam. Na ką, esam mano mini studijėliai, vienoje iš, nes čia noriu įrengti podcastų studiją, tai kol kas tik esu pradėjęs viską, tai čia vat stalas, mikrofonai, kameros, lempos ir visa kita, tai dar koks mano planas yra, tai visos sienos bus juodom užuolaidom nuo garso izoliacijos, tai galbūt kažkoks kilimas ar dar kažką, nežinau dar tiksliai, bet pagrindinė čia vieta filmuoti podcastus. Gerai, o papasakok, kokie čia bus podcastai, kokia idėja? Tai mano idėja buvo tokia, kad aš noriu daryti podcastus, bet galvoju, kokius, ką daryti, nes jau visi atrodo daro juos. Ir kažkaip sugalvojom, su tėvais šnekėjom ir sakom, o davai mes padarom kažką tai. Ir gavosi tokia kilo idėja, kad darysim šeimos podcastus. Tai va todėl ir esu supirkęs 4 mikrofonus, kėdės 4 ir mūsų šeiminėlė čia filmuosis. Supratau, tai kada mes galim tikėtis iš tavęs pirmojo video? Tikriausiai, kad porą savaičių bėgiai jau turėtų išeiti pirmasis podcastas. Tai vat, laukiau iš tikrųjų įrangos, kol ateis ir va dabar, kai jau viskas atėjo, testinį pabandysim padaryti už keletos dienų, gal tai savaitės 2 bėgiai turėtų išeiti. Ok. Antanai, viskas, mes tave paliekam, ačiū, kad mus priėmė į svečius, aš daugiau klausimų to nebeturiu, pamatėm labai daug, aprodė daug įdomių dalykų ir
Ačiū tau. Ačiū Jums, parodžiau Žemaitijos savo gyvenimą, kur užaugau ir dar viską ir darau čia. Gerai, tikiuosi, žiūrovom bus įdomu pamatyti. Ir paskutinis prašymas galbūt tavęs būtų. Ar galim dar pralėkti su mūsų automobiliais amerikietiškais? Galim, ir aš to paties noriu. Gerai, viskas, lekiam.